Tai sveiki, sveiki visi Anglijos lietuviai. Tai pakalbam gal truputėlį apie tą olimpiadą Prancūzijoje, kaip visi žinot, kad daug kas kur nuaidėjo apie tą boksą. Tai būtų malonu sužinoti jūsų nuomonę, kaip kokie jūsų įžvalgos būtų ir Ir be to man irgi kyla kai kurių klausimų, kodėl va taip olimpiados tenais atidarėme, va, kai matėt, kas irgi buvo pasipiktinusių žmonių. Tai būtų įdomus išgirsti jūsų nuomonę, kaip jūs į tai. Gal vat nepristačiau vat į Jolantą ir Vigitas, aš Nerijus. Tai gal pradėkim nuo merginoms. Kaip visada, ar ne? Pirmą išleidžia moteris iš urvo, jeigu sudrasko, tada vyrai išeina. Nu, kaip visada, viskas aišku. Ne, tai va, tai kaip Jolanta, kaip tavo požiūris, kaip jūs į tai galvojat? Nu, nežinau, kam čia patinka, kada vyrai muša moteris. Net nežinau, ką daugiau ir pasakyti. Aišku, mes visi esam sofos ekspertai, kaip sakoma. Visas gyvenimas žmonių vyksta per socialinius tinklus. Visi piktinasi, visi rašo daugybę komentarų. Aišku, jų papuola įvairių, bet manau, kad moteris turi rungtis prieš moteris, o ne prieš translyčius. Ir vienas dalykas, jau imkim paprastai, kaip sakom, kas kausis? X prieš XY. Tai jau čia vien pagal genetiką iš karto yra aišku, kad yra neligybė. Aišku, moteris visą gyvenimą norėjo tos lygybės, bet yra tokie dalykai, kurie nesiskaito niekas. Jeigu yra sportas, kalbam konkrečiai, jeigu apie sportą, tai moteris kovoja tarp moterų. Aišku, yra visokios tenai svorio kategorijos, bet tarp tos pačios lyties. Dabar gaunasi, kad dabar turim tokią modernę iškrypėlių demokratiją, kad net tokiose kaip olimpinėse žaidynėse ant tiek viskas sumaišyta, kad gali kautis vyras prieš moterį. O jeigu atvirkščiai, ką galvojat, vyrai, pasakykit man. Aš dabar pasakysiu. Pradėsiu labai iš tolimos praeities. Daugelis žino tikriausiai apie Sodomą ir Gomorą, kom tenai viskas prasidėjo, tenai nuo visų tų iškrypimų. Pagal legendas Dievas naikina tenai tą miestą, vieną žodį, ir dabar pagal legendas negyva jūra randas, tai vieta, kur buvo Sodoma ir Gomora. Biški vėlesni laikai, paimkim, kad ir Romos žlugimą. Imperatorius Kaligula ką padarė. Irgi ten ištiverkavimai visokie, iškrypimai. Ir kuom baigėsi Romos imperijos žlugimu. Aš dabar tiksliai nepasakysiu ir nepacituosiu, bet berods Rothschildas pasakė, vienas turtingiausias pasaulio žmonių, kaip sunaikinti šalį be jokių karų. Tai pirma, reikia teisinti alkoholį, teisinti narkotikus, teisinti prostituciją ir paleistuvavimą. Ir šalis jinai pati degraduos. Tai visą šitą žvelgiant, dabar per visą tą prizmę, tai visą tą olimpiadą, būtent ta linkme viskas ir vyksta visam pasaulyje, ne tik vienoje šalyje, Paryžiuje, bet visam pasaulyje. Tai eina link, nežinau, pačių savęs susinaikinimo. Žiūrėk, Vigitai, aš tave pertrauksiu, sakai visam pasauliu, bet
Nu, jeigu taip žiūrint iš šoną, tai ne pasaulis čia pas mūsų Europoje čia vyksta tokie, toks renginiai tokie, vat, daleiskim, man atrodo, jūs irgi labai gerai žinot, kai buvo Eurovizija. Nu, tai Eurovizijos irgi dalis ir gan nemažai žmonių buvo, nu, irgi buvo nustebę, žinai. Čia toks yra kaip, nu, pasiskirstimas, žinai, vieni tokie, žinai, ir toks jausmas ir tokia įžvalga, kad bando užkariauti, žinai, kuris kurį, žinai. Tai, tai aš manau, čia Europoje labiau ta grėsmė ateina negu kitose šalyse. Dar bent čia man, nu, bent aš taip įžvelgiu, žinai. Tai. Taip, Nerijau, aš su tavim sutinku. Žinai, daugiau vakarų pasaulio visa ta tvarka ateina, tai, žinai, tas nauja pasaulinė tvarka, New World Order ir globalistų planai yra, va, visą šitą pasiekti. Bet man kažkaip tai, mano supratimu, kažkaip tai patys save nori susinaikinti. Nes dabar pasaulis pasidalina į dvi stovyklos. Viena stovykla yra BRICS, tenai Indija, Rusija, Kinija ir visas kitos šalis jungias, dabar jau nemažai tenai jų jungias, o iš kitos pusės yra vakarų pasaulis. Na, su Amerika ir Anglija priešaky. Tai nežinau, ko jie tuo nori pasiekti. Tipo valdomas chaosas, yra toks supratimas kaip valdomas chaosas, bet ar jie yra tokie įsitikinę, kad tas valdomas chaosas nevirs nevaldomo chaoso. O dabar paėmus tas olimpinės žaidynės, tai tenai man panašu kaip į kažkokį pasiutbalį. Jokias ne olimpinės žaidynės. Dabar paim dabar tą patį boksą, kai aš pats anksčiau boksavaus ir yra tokia samprata kaip džentelmeniškumas bokse. Nu jo, bet čia nepamiršk, mes turim laisvę, tu renkiesi. Kokia ten laisvė, jeigu nėra tvarkos, jeigu laisvė be jokių taisyklių, tai jau čia negali. Nori pasakyti, laisvė turi irgi turėti tam ribas. Bet tai kai kurie teigia, kad laisvė ir yra žmogaus pasirinkimas, jisai gali daryti, ką nori. Bet tai, kiek aš suprantu, ta laisvė vis tiek turi turėti tam ribas irgi. Gal kai kurie žmonės nesupranta to, ar mes nesuprantam. Laisvė yra tada, kai jų deklaruojamas laisvės neužgožia kitų žmonių laisvę. Dabar vieni deklaruoja, kad laisvę mes galim daryti, ką norim, tenai, sakykime, toleranciją toleruoti, kažkokios tai frikus ateina iš kažkur, tai atsiranda frikai, o mes turim savo nuomonę, mes turim laisvę, jūs mums priimkit. Gerai, mes jums priimsim, bet jeigu jų laisvės užgožia kitų žmonių laisvės, čia jau nebe laisvė. Čia jau balaganas pradeda darytis. Na, bet tai irgi tokia, nežinau, vat, pavyzdžiui, Eurovizijoje, ne, nu, kas ten nuskambėjo, pavyzdžiui, dabar olimpinės žaidynės atidarimas. Ir visą laiką, vat, mums piršia, nu, kaip sakant, nori įteikti, įlysti, įšokti į mūsų pasąmonę, kad čia yra normalu. Bet dėja yra žmonės, kad tom nesutinka. Nu, tai kam reikia reklamuotis, jeigu jie ten labai nori įsiskverbti mūsų tas mintis ir pakeisti tą mūsų požiūrį. Na, aš nemanau, kažkaip mano tėvelis irgi jau yra pensijoje, aš esu šnekėjęs, jisai gyvenęs irgi tose SSRS laikais, ne? Jisai sakydavo, jų būdavo ir yra. Tik tai jie nesiskleisdavo. Nu taip, ten būdavo tos taisyklės, jeigu sužinodavo, taip jo, ten ir primuždavo juos, ir skriausdavo gerai. Bet kai dabar davė laisvę ir kad tu gali daryti ir ten gyvenki kas su kuo, bet aš nesuprantu, kam jiems reikia to reklamuoti čia mums. Juk gyvenkit savo gyvenimą, kaip mes visi gyvenam.
ir nei aš reklamuoju, kas ten, ką aš myliu, su kuo ten vaikštau, nei jiems. Nu, tai gyvenkit, va, mėgaukitės, niekas neužgausykit toleranciją, ne? O dabar net į tokias šou laidas eina, į tokias, nu, net sunku net ir pagalvoti, kur mes, kas, daleiskim mes, ne, ką mes iš to gaunam, kur mūsų tas yra tas toksai, kaip sakant, šou. Visą laiką jie vis tiek, ką bedarytų, visą laiką jie turi parodyti. Ir taip parodyti, kad, vau, jie čia. Nu, tai mes žinom, juk mes suaugę žmonės to. Mums nereikia įrodinėti. Nu, jie nori valdyti. O čia tai tas ir yra, kad metų metais mums viską grūdo kišo per žiniasklaidas, per visur. Mus norėjo pažeminti, nuleisti žemyn, kad jie yra aukštesni. Jie yra kitokie ir mes juos turim priimti ir garbinti. Čia grinai gaunasi taip, kad paprasta šeima su savo tradicijom, tautos su savo papročiais dabar yra niekas. Tiesiog yra atidaryta Pandoros skrynia ir į visas, nežinau kokį čia žodį pavartoti, į visas sferas tiesiog tas yra įsiskverbę ir jau kaip erkės ėda viską, sakykim taip. Mat, kaip, ką aš noriu pasakyti. Dabar į ką yra visas šitas nukreipta į ką? nukreipta? Ką jie nori tuo? Mano kartos žmonėms, kad jie dar tarybiniais laikais mokinosi, jiem įteikti kažką tai būtų labai sudėtinga. Pakeisti jų pasaulėžiūrą būtų labai sudėtinga. O visa ta tvarka, kad dabar ateina, tiksliau betvarkė ta visa, kad ateina, yra nukreipta į jaunimą. Taip. Dabar pasižiūrėk, kas gauna. Jaunas žmogus, jo vaiko smegenys, jos dar formuojasi, iki pilnametystės jos formuojasi. Ir jisai neturi nei patirties, nei žinių, nei jisai matė pasaulį, nei jisai žino, kas iš tikrųjų dedas tam pasauliu. Kur kokios rovės, kur kokie interesai sukas. Tai visa šita betvarkė yra nukreipta į jaunų žmonių smegenis. Jaunimo, vaikų smegenis. Ir vaikai dabar sako, o aš noriu būti tenai, berniuk sako, aš noriu būti tenai mergaitė, ar ne? Arba kaip vienas klientės sūnus mokyklai mokinas tenai, sakykime, jo vardas Dainis, jinai eina į mokyklą, o mokyklai jis sako, aš noriu būti Laura, ar ne? Ir mokyklai mokytojai užrašo Laura. Paskui, jeigu tėvas paskambina, tenai paklausė, kaip mano Dainiui sekasi. Mokytojai pasižiūrėjo į sąrašą, žiūri Laura. Ai, Dainiui sekasi gerai. Vadinasi, kas yra? Mokytojai, mokyklai jau slepia nuo tėvų, kas yra daroma su tais vaikais. Dabar čia prasidėjo gyvenimo, kaip jie tenai vadinasi, gyvenimo patirties pamokas. Ne? Aš garantuoju, kad nei vienas tėvas nenorėtų, kad jų vaikai žinotų tenai tas, kas yra per anksti jiems žinoti. Kažkokia tai šnekėjo apie Lietuvoje tą situaciją, kai ten mokyklose jau pradėjo programą vesti, ne, apie tą gyvenimo įgūdžių, taip. Kodėl aš sakau, tenai nukreipti jaunų žmonių smegenis? Todėl, kad tam visam jų judėjimai, tai betvarkai ir tvarkai, kaip čia pavadinti, kad išsilaikytų, jiems reikalingi jauni žmonės, reikalingas jaunas šviežias kraujas. Mūsų jau nebepakeis, mes jau tokie susiformavę, mes jau turim patirties, mūsų pasaulėžiūra suformuota, bet jie žiūri į ateitį. Iš kitos pusės yra globalistų programa, vienu žodžiu, kad pasaulyje yra per daug žmonių
ir juos reikia stabdyti gimstamumą. Tai kaip jie sustabdys? Reikia, kad keistų orientaciją žmonių. Kaip sustabdyti? Tai palauk, kažkas kviečiasi į mūsų Europą atvykti iš kitų trečių šalių. Kažkaip nesusiderino. Kviečiasi, čia betvarkė tokia gaunasi. Nu, tai jeigu žinote Europą, ne, tai Europa buvo tas šventa Europa, Marija Žemė, ne, dabar kas gaunasi? Tai va, Nu, balaganas Marija Žemė. tai va, tai yra toksai, kaip pasakant, jeigu tu pagalvoji žmogus ten, kaip sakant, biški mąstantis ir nebūtinai tenais jau ten baigęs ten tų ar kažkom ten aukštasis tas pareigas užėmęs ten link to globalinio, ten yra atšilimai ir tai visi ekonomikos dalis jau tokie paprasti, kaip aš sakyčiau, ne, tai aš jau matau, kad Europa net neturi jokios vizijos. Jinai sumaišyta. Nu, dabar daleiskim, nu, tai Europa, kokie yra Europos pagrindai? Būti Europą. Nėra. Visi šaukia, kiekvienas sako palei save. Tai nėra. Viena pusė sako ta, kita pusė tokia, kita ta ir ta. Aš nevardinsiu, nes... Sutarimo nėra vienas dalykas. Jo, nes žmonės gali įsižeisti ir viso ko, žinai. Tai jeigu taip jau mąstant plačiai, tai ta Europa neturi net viziją. Anksčiau, kai į Europą stojom, vizija ką buvo laisvė, kaip ten prekybos laisvė, ne. Taip, laisvas išvykimas į kitas šalis. O dabar, kai prasideda, tai kai jau pamatom pas mūsų, kaip čia atsitiko, laisvė davė, bet už tą laisvę dabar pradeda pirkti ir diktuoti. Nu taip. Tai kur ta laisvė? Tikrai taip. Tai neveltai, sako, žmonės vėl ateina antra komunistinė sistema. Tie, kurie jau pagyvenę buvo. Ne, jauni žmonės nesupras to niekada. Aš mažiukas atsimenu tenais, čiut, bet tai žinai, kai biški gal didesnis esi, tai tu žinai. Vat yra, vat, sakau, kaip ir mano tėvukas, jau garbingo amžiaus, jau sakau, vat jisai yra buvęs ir dalyvavęs. Kiek žinau, dar Raudonoji partija, kas ten buvo, aš net nesigilinu, kažkur buvo, tai vat jau jis, tai jie žino, žinai, tai kaip jis sako, tai iš vis neturi Europos nei vizijos, nei ateities. Tai... Mes čia dabar gaunasi, kad palėtėm iš karto labai daug temų. Įsiplėtėm. Tai čia be vakaro galim nebaigti, tai va. Taip, be vakaro negalim pabaigti, gal grįžtam prie olimpiados. Na, sakyčiau, ta olimpiada, tai daug dieve, gal žmonės, va, gan kai skaitai tos komentarus, tai galbūt ir gal kita olimpiada, o ten, kai prasidės, gal nebebus to tokio atidarimo, kai mes matėm tenais irgi ten tie organizatoriai, kiek žinau, atsiprašė, bet tai irgi, nežinau, tai buvo man šokas, aš galvoju, kur čia, kas čia, apie ką mes ir šiaip tai žinai, jeigu taip jau normaliai, jeigu biškimas, tai, kaip sakant, į tokią akį išvalgą matai, tai vis tiek turi būti su sportu susieta atidarimas. O ten, per vidurį su aura, balius, kažkoks, tai, nėra sąsajos, žinai, sportas ir ką jie ten pradžiai pademonstravo, ar ten buvo, kas ten, šou kažkokia dalis, ar ką. Aš manyčiau, kai olimpiada, tai vadina sportas, tai turi ir būti su sportu, gal paminėti tos senosius sportininkus, įžymės kažkas tokio, ar sukvies. Manyčiau, turėjo būti daug. Dabar žiūrėk, Nerijau, aš tavęs klausau ir man iš karto
atėjo tokios mintis, kaip Simpsonų tas filmukas, kuris viską į priekį numato ir viskas tas dabar vyksta, jaugi čia tas senai yra. 2012 olimpiada, kai buvo su ta giltinė, pranašavo tą COVID-ą, čiagi viskas eina pagal planą. Taigi tą planą sudaro, aš nežinau, kiek dalių, jau mes praėjo nuo tos anos olimpiados 12 metų, o tęsiasi ir dabar pradedam suprasti, kodėl ten ta giltinė buvo, dėl ko tos lovos buvo. Dabar turim dar stipriau, kada yra tyčiojamasi iš tos paskutinės vakarienės, jau net prieš tikėjimą, o tikėjimų tų yragi daug. Tai dabar jau yra ne tik tie visi karai, bet dar ir tikėjimų karai. Ir viskas, veda į chaosą, į susinaikinimą. Tai apie kitokias aš net negalvoju. Olimpiadas būsimas, tada išvis ten jau gal šaudymais įvyks. Šaudys per olimpiadas. Na, kodėl, žiūrėkit, tą terorizmo faktą irgi, matai, jie yra apsisaugę, ten gan nemažai tų pareigūnų susikvietė ir pakėlęs tas tarnybas, tas specialiasias, tai teroro aktas ten ir Prancūzijai galimai galėjo būti, žinai, tai jie vis tiek, aš manyčiau, jie mato ir turi tas visas ten. Ne, tai kad jie mato, taip, yra dabar visas tas, bet aš turiu minti, ar nebus kaip žlugo Romos imperija, kad sekantį olimpiadą suvažiuos žmonės ir juos tiesiog išnaikins. Sumažins populiaciją, nu tai taip, kiekgi tūkstančių suvažiuoja, nu ne taip. Aišku, aš čia dabar gal kažkur svajoju, bet viskas į tą rodo, kad kiekvienas va dabar koks rimtas olimpiados, Eurovizijos, jos ne tik, kad viską suskaldė, ne tik visą Europą, visą pasaulį. Ir kas belieka žmonėm, arba avinais pavirsti ir vėl padarys vėl kokį COVID-ą, naujas formas, vėl visus uždaryti. Jie jau kiek visokių bandymų yra. Ką ne taip? Aš dabar pasakysiu. Man asmeniškai tiek Eurovizija praėjus, tiek tos dvi olimpiados, tiek Londone, tiek dabar Paryžiui, primena žurnalo The Economist viršelį. The Economist viršelį, kas buvo pavaizduota, tai per artimiausią laiką būna įgyvendinama. Vadinasi, kažkas tai kažkur tai turi kažkokios tai planus ir jie yra numatę savo agendą, tą vadinamą darbotvarkę, ką jie turi įgyvendinti. Tai jeigu pasižiūrėt, kas dabar įvyko per olimpinių žaidynių atidarimą, tai galima laukti, kad čia visam vakarų pasauliu prasidės velnių pasiutpolkė. Prasidės toksai chaosas, kad maža visiems nepasirodė. Kad ir paėmus mūsų politikus, dabar pasižiūrėkit, ką jie dar. Milijonai grobstami tenai, niekas bylų atidarinėja, niekas nieko. Tai klausykit, kur jų atsakomybė? Tai tau davė laisvę jums. Jie tenai, liktai žinodami, kaip tas buvęs Tarybų sąjungos generalinis sekretorius Brežnevas sakydavo, o po manęs nors ir tvanas. Tai vadinasi, po tų politikų veiklos, nors ir tvanas, tai taip išeina. Taip išeina. Paėmus dabar tai, kas buvo olimpiadai, tai užkoduotas vienu žodžiu pranešimas žmonėms, kas bus ateityje. Tai tą visą šitą reikia labai šifruoti, kad suprasti.
Nu jo, na įdomi tokia taktika ten jų, aš kaip ir sakau, aš nesu prieš juos, nesu nieka, bet kai jau, žinai, kai veržiasi ir nori parodyti labai labai aukštai, tai aš manyčiau, nu, nelabai kaip iš Nėra. šono, Žinote, ką galvoju? žiūrint Man iš gaila šono, tų nelabai. sportininkų. Man Dabar gaila sportininkų, kurie O, visą gyvenimą treniruojasi, stengiasi ką nors pasiekti, Taip. o rezumė gaunasi, kad į juos, kaip į mus visus, yra nusispjaut. Visos taisyklės priimamos ten aukštai. seka, koks šeimininkas, toks ir dvaras. tai olimpija, bet tai irgi, vat, jeigu taip pažiūrės, vat kokios jie taisyklės yra sukūrę, nu tai palauk, juk, nu kaip, daleiskim, moteris boksininkė ir ten, nežinau, aš, nu, ir moteris, ir vyras, ane, vis tiek yra tenais, kaip ten sako, yra ir hormonų likusių, ane, ir tas raumos stipresnis, nu, nelendant giliau, ane. Tai kaip ta organizacija paėmė ir nusprendė, leido dalyvauti. Vat aš vat kartais, jeigu, nu, daleiskim taip paprastai, ne, taip, kai galvoji, nu, jeigu tu gimei kažkuom, tuom ir būk. Bet jeigu tu nusprendėjai ten pasimaišyti ar padidinti ar atsisakyti, bet tai gimimo įraše lieka arba vyras, arba moteris. Ir jeigu ten einant laiku tu iš vyro pavirtai į tą moterį, tai tu vis tiek esi traktuojama kaip esi vyras gimęs. Kam reikia gimimo liudijimo? Tam, kad tu parodytum, kur gimiai ir kuom gimiai. Nu tai jeigu jie keičia ir jeigu eina į sportą, ta iš vyro virtusi moterį, jinai nusprendė, jai geriau, ne, nu, būna ten. Aš, kaip pasakyti, kai Nerijau, aš nesu tam taip, tam būsenė, aš negaliu už jos nieko sakyti. Tai aš sakyčiau, tai aš geriau pabūsiu ramiai, bet tada, jeigu tu tikrai jauti, kad tu gimiai vyru, bet nori būti moterim, jautiesi moterim, tai o jeigu eini į sportą, tai reikia į vyrų sportą. Na, aš nu taip. aš manau, kad, žinai, yra šiek tiek didesni ekspertai. Mes tai čia taip pašnekamės tarpusavį, ar ne, norim su savo bendruomenė pasidalinti. Nu, Bet yra labai, aš ačiū Dievui nežiūriu, bet yra tokia laida LRT, kur jie visų galų, ekspertai, sporto, LGBT teisės gina. Va ten, tai yra baisu ir tas daroma per nacionalinę televiziją. Pasižiūrėkit, kaip vedė, kad ir tuose rinkimų debatus. Viskas yra nupirkta ir jiem visiškai ant visų nusispjaut. O ten, jeigu tu su jais sutinki, su LRT aš turiu minti, daug žmonių jie žiūri. čia televizija ar radijas, sakai? Televizija. Televizija. Yra ir radija, tai aš pasitikslinu. Nu, yra ir radija. Aišku, kas klauso LRT radiją, tai ten gal taip ir, nu, neperša, ten žmonės gali ir į radiją paskambinti, kažką pasakyti, nors tą balselį tyruose. O ką LRT? Gyvena iš mūsų mokėtojų pinigų Lietuvos žmonių, o ką daro? Gi visi mato, visi žino, tai mes sakau, čia vat pradedi kalbėti apie vieną ir iš karto iš visų pusių pradeda Bet jeigu lysti, tu, kad žiūrėk, aš suprantu, tai čia buvo tas skandalas, man atrodo, ten, kas Lietuvoje yra su televizija, tom, kaip LRT, LNK ir kokie dar tenais 3. Lietuvos rytas, tai aš pats esu pastebėjęs, kad
man atrodo ir jūs, kad skaitai straipsnį ir tą straipsnį visi trys vienodai ir išleidžia. Nu, tai galvoju, nu, jeigu tu darai savo tinklą, ne, tu darai tą savo žiniasklaidą, vis tiek žmogus nėra vienodas, jisai turi savo žvilgsnį, savo mintis, jisai tuo mokinosi, jis vis tiek kažko turi būti įdomaus ir gali atrasti daugiau negu kitą. Tai tom tu ir įdomus esi tas žiniasklaida. Bet dabar, kai pažiūri, viskas vienodai, viskas vienodai, panašiai, plius minus. Ar LRT, ar Lietuvos rytas, nesvarbu, panašius straipsnius, tik tai pavardės skiriasi, kas aprašė. Tai irgi įdomi, tą aš pastebėjau jau. Tai irgi su tom televizijom ten irgi neaišku, ten Lietuvoje, tai manyčiau dauguma žmonių tai pastebėjo Lietuvoje. Ne, tai jos yra privačios. LRT yra valstybės mokesčių išlaikoma televizija, nacionalinė iš mokesčių. O ką joje mato žmonės? Kaip jie dabar komentuoja tas bokso varžybas? Gal gali kas nors pasižiūrės, ką mes čia šnekamės? Gal kas žiūri, gal yra kas žiūri tą LRT? Gal gali parašyti komentaruose? Nu, tiesiog įdomu ir kitų sužinoti bendruomenės žmonių nuomonę. Man tai būtų įdomu, jeigu per ateinančias olimpinės žaidynės su tokiais savo neapsisprendusiais dėl savo kilmės išeitų pakovoti Michael Tysonas užsidėjęs kokį peruką. Ai, beje, buvo nuotrauka kažkur. Buvo. Aha. Žmonės išradingi. Jo. O dėl tų televizijų, tai ką, kieno pinigai tas ir muziką užsako. Paprastai yra, kas finansuoja, tas ir muziką užsako. Davė temą ir tos tipo ale žiniasklaidos priemonės, jos paskleidė žinią. O žinot, kuo skiriasi tiesa nuo propagandos? Nežinau. Propagandos. Taip, propaganda yra informacija neparemta faktais. Taip. Taip, o tiesa, ji visada bus paremta faktais. Na jau. Aš tiesą su propaganda nelyginčiau, čia gal biškai tinka, bet ne 100%. Čia labai tinka. Na, aš manau, praeis vis tiek kažkiek to laiko, gal dabar jau yra tie straipsniai, vis tiek jie kažką turės nuspręsti. Nu, taip, jeigu dauguma žmonių yra nepatenkintų ir pasipiktinę. Aš kaip sakau, aš nežadu neįsmerkti, bet tokios, sakyčiau, įžvalgos. Aš tai boikotuoju ir palaikau ypač tos didelės kompanijos, kurios atsisakė, kurios rėmė olimpiadą, boikotavo. Jo, ten irgi, matai, ten mes, sakykime, nežinom ir ten, aišku, jie turi tų paslapčių, bet mano tokia žvilgsnis, gerai, tai prieš einant į tas varžybas, tai jie vis tiek žino, su kuo eis, tai gali atsisakyti, o kodėl jie neatsisakė. Čia reikia jų. Manau, vėliau viskas išaiškės, kas, žinai, dabar čia tik tai viskas šviežia, žinai. Aišku, tai nesažiningai iš vienos pusės, aš sakyčiau, tai yra, žinai, nežinau, tai būtų tokia. Aš manau, kad patys sportininkai yra aukos. Jie tiek metų sportuoja, jų yra pats didžiausias tikslas papulti į olimpiadas, gauti kažkokį laimėjimą, išgarsint savo šalį, kad savo tą himną klausyti ir verkti. Tai čia yra pats didžiausias laimėjimas. Bet kada jie turi šitą sutikti su tokiom drastiškom, josgi priverčia, aš skaitau, yra aukos. Vien dėl to, kad jie nori dalyvauti. Taip, ir
dabar, kad ir paėmus du šūkius, Altis Fortis Sitis ir sveikame kūne, sveika siela. Tai jeigu tenai žmogus neapsisprendžia dėl savo kilmės, ar ne, tai kokia pas jį siela? Nes jos nėra. Jos O, Jos tai, nėra. nu, reikia paklausti, aš tai negaliu už juos atsakyti. Kaip, nu, visokių. Nu ką, aš manau, kad jau gal ir baigsim mane tą Jo, gal ir baigiam. trumpą susibėgimą, kaip sakant, o kada įdėsim į tą grupę, gal turėsim kokių medalių, žinai. Tai labai linkiu lietuviams tenais pasiekti aukščiausius rezultatus, tai sergam už lietuvius tik tai. Nors ir gyvenantis Anglijoje, mes vis tiek lietuvius palaikėme, palaikysim, tai geriausiai sėkmės jiems. Na ir ačiū jūsų Ačiū. Ačiū. prisijungėte. Iki greito. Be to, lietuviams, Anglijos lietuviams, jeigu turit kokių komentarų, irgi būtų įdomu sužinoti jūsų mintis ir įžvalgas, gal irgi galėtumėt vienas kitą papildyti, tai galite apačioj parašyti. Tai iki greito, iki karto. Iki. Aš ką norėčiau prašyti, čia mūsų bandomas pirmas kartas, labai žiauriai nesmerkit mūsų, tobulėsim, dirbsim su jūsų pagalba. Prisipažink, kam prisipažink. Tikimės, kad jūs prisidėsit prie mūsų taip pat su savom temom, padiskutuoti, pakalbėti visi kartu ir žiūrėsim, kas toliau gausis. Taip. Iki. Iki. Lietuviai iki greito. Ačiū. Viso.